Atsisėsk patogiai, užmerk akis ir nukreipk dėmesį į savo kvėpavimą. Tiesiog pajusk, kaip oras įeina pro nosį, pripildo plaučius ir lėtai išeina iš kūno. Leisk kvėpavimui tekėti savaime, nekontroliuok jo. Stebėk kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Įsivaizduok, kad tavo protas yra lyg kino projektorius. Kai kyla mintis, jos pasirodo lyg vaizdo ekrane. Susitelkęs į kvėpavimą gali pastebėti, kaip šie vidiniai filmai pradeda rodytis. Tai visiškai normalu. Tai visiškai natūralu. Protas kuria mintis taip pat, kaip plaučiai kvėpuoja ar širdis plaka. Kai iškyla prisiminimas, pamatyk tą prisiminimą kaip sceną, kuri pasirodo ekrane. Tiesiog pastebėk šį vaizdą, jo nekritikuok. Kai atpažįsti mintį, švelniai grįžk prie kvėpavimo. Tegul kvėpavimas tampa lyg inkaru, grąžinančiu tave į dabartį. Įkvėpk ir vėl iškvėpk. Kiekvieną kartą, kai grįžti prie kvėpavimo, stiprini savo dėmesingumą ir gebėjimą išbūti dabartyje. Pastebėk, kad tarp tavo minčių ir tavęs yra atstumas. Mintis tai nėra tu nesi mintis. Mintis yra tik vaizdai, kurie ateina ir praeina. O tu esi tas, kuris stebi tas mintis. Tu nesi minčių turinys. Būk toliau su kvėpavimu. Kai pastebėsi, kad dėmesį vėl pagrobė tavo mintys, švelniai ir be kritikos grąžink dėmesį atgal. Pastebėk ir emocijas, kurios gali kilti kartu su prisiminimais. Jas taip pat galima stebėti su tuo pačiu atlaidžiu atstumu. Natūralu turėti emocinės reakcijas, jos irgi tik praeinančios patirtys. Lyg skirtingų filmų scenos. Filmų, kurie pasirodo ekrane. Kai norėsi baigti meditaciją, pamažu grąžink dėmesį į aplinką. Įkvėpk dar kelis kartus giliau ir kai būsi pasirengęs, švelniai atmerk akis.